Putino gimtasis Sankt Peterburgas pastaruoju metu vis nesiseka. Birželio pradžioje Ukraina paleido dronų audrą, kuri pažemino Rusijos vadovą išvakarėse didžiausios Rusijos ekonominės konferencijos. Maždaug po savaitės atėjo tęsinys. Ir jis buvo milžiniškas. Sankt Peterburgo gyventojai turbūt manė, kad sprogo branduolinė bomba, nes Ukraina sukėlė tokį didžiulį ugnies kamuolį, kad jį buvo galima matyti iš kosmoso. Ukraina sukūrė tobulą receptą. Pridėkite vieną dalį dronų prie 5000 tonų amunicijos ir gausite milžinišką šaudmenų grandininę detonaciją, kuris amžiams paženklino Sankt Peterburgą. Birželio 5-ąją Ukraina pasiuntė dronų ordą į Rusiją. Sankt Peterburgas buvo taikinys. Konkrečiai, Ukrainos dronai skrido trajektoriją, kuri juos nuvedė į pačią Rusijos karinio jūrų laivyno 15-ojo arsenalo širdį. Tie dronai skrido be jokių kliūčių, nes Rusijos oro gynyba visiškai nesugebėjo jų numušti. Galiausiai, po 1000 km skrydžio, dronai pasiekė savo taikinį – Bolšają Ižorą, Leningrado regione. Tada dronai smogė. Ir jie sunaikino vieną svarbiausią amunicijos sandėlių, kuriuos naudojo Rusijos Baltijos laivynas. Nors Ukraina vėliau patvirtino šį smūgį, viena pirmųjų apie tai pranešė rusiškas telegram kanalas Dosje Špiona, kuris taip pat atskleidė, koks galingas buvo Ukrainos išpuolis. Per ataką buvo panaudota maždaug 40 smūginio tipo bepiločių orlaivių, iš kurių 32 numušė oro gynybos sistemas. Smūgis buvo nukreiptas į antžemines angarų saugyklas, dėl ko, kaip teigia kanalas, sprogo jų viduje buvęs turinys. Vladimiras Putinas nebus patenkintas šią ataskaitą. Jis griežtina kontrolę prieš Telegram Rusijoje būtent todėl, kad nenori, jog pasaulis ar Rusijos žmonės sužinotų, kiek daug sėkmės Ukraina pasiekė savo giluminių smūgių kampanijoje. Bet šito jau nepaslėpsi Putinai. 8 Ukrainos dronai nukrito ant 5000 tonų amunicijos, tarp kurios buvo įvairaus kalibro artilerijos sviediniai ir inžinerinė amunicija. Per smūgį žuvo 2 Rusijos kariškiai, praneša Dosje Špiona. Tačiau būtent sprogimo mastas sukrėtė Putiną ir Sankt Peterburgo gyventojus. Tai nebuvo tik 8 dronų sprogimas. Smūgis į tokį didžiulį amunicijos sandėlį reiškia, kad kilo antriniai sprogimai, kurie buvo tokie stiprus, jog 15-ame arsenale susidarė milžiniškas ugnies kamuolys. Kai kilo gaisras, stebėtojai galėjo pagalvoti, kad Ukraina kažkaip sugebėjo gauti branduolinę bombą. Taip nėra, tačiau Ukraina sukėlė tokį didelį gaisrą, kad jį galima pamatyti iš kosmoso. Vaizdo įrašai, tiek daryti žemėje, tiek palydovų, parodo mums naujausią Ukrainos smūgio mastą. OSINT. Intuit X paskyra parodo, kaip 15-asis arsenalas atrodo iš žemės. Naktį, kai Ukraina, kaip pranešama, paleido 376 dronus į Rusiją, nuolaužos, kurias Rusija dažnai vadina žudikėmis, vėl pataikė į savo taikinį. Vaizdo įraše matome didžiulį gaisrą, kuris kilo kartu su tokiais dideliais dūmų stulpais, kad juos galima pamatyti iš kelių kilometrų atstumo. Tačiau tikrai smūgio mastą atskleidžia palydovinės nuotraukos. Iš kosmoso gaunamos nuotraukos rodo, kad visas arsenalo kampas apimtas tokio didelio gaisro, jog niekas negalėjo išlikti. Tai pragaras, ištrauktas iš pačių pragaro gelmių ir atneštas Ukrainos dronų, kurie niekada neturėjo egzistuoti. Liepsnos plinta. 15-asis arsenalas jų nesugeba suvaldyti. Net ir tada, kai antriniai sprogimai jau nurimo, jų sukeltas gaisras pradeda plisti į kaimo vietovės aplink Rusijos Baltijos laivyno amunicijos sandėlį. Rusija nelabai sau padėjo Sankt Peterburge. 15-asis arsenalas tiesiog prašėsi smūgio, nes nuolatinės Rusijos gynybos nesėkmės paliko atviras duris Ukrainos dronams. Bet prieš gilindamiesi į tą, štai ką iki šiol žinome apie šią operaciją. Mes jau aptarėme keletą pagrindinių dalykų. Panašu, kad Ukraina paleido 40 dronų Bolšajos Ižoros kryptimi ir 8 iš jų sugebėjo prasiveržti pro Rusijos oro gynybą. Militariniai pridūrė, kad Ukrainos dronai sugebėjo smogti ant žemės esantiems angarams, naudojamiems amunicijai laikyti, ir būtent tai sukėlė antrinius sprogimus. Kalbant apie patį objektą, 15-asis arsenalas buvo įkurtas 1930-aisiais kaip karinės jūrų amunicijos, kurią naudojo Rusijos Baltijos laivynas saugojimo bazė. Tai turėtų būti įtvirtintas kompleksas, kuriame yra požeminė infrastruktūra, sukurta tam, kad būtų užkirstas kelias tokiams atakoms kaip Ukrainos. Arsenalas taip pat priklauso vakarų kariniam apygardai, kurią Rusija dažnai naudoja savo Baltijos laivams, pagalbiniams laivams ir povandeniniams laivams. Tai nebuvo atsitiktinis taikinys. Ukraina smogė Bolšają Ižorai, nes bando paralyžiuoti Rusijos buvimą Baltijoje. Dūmams toliau kylant tapo aiškus tikrasis Ukrainos atakos mastas. Birželio 6-osios ataskaitoje BBC teigia, kad Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenco pareiškė, jog virš Leningrado buvo numušta daugiau nei 140 Ukrainos dronų. Gyventojai buvo paraginti likti namuose, tiek dėl baimės dėl galimų pakartotinių smūgių, tiek todėl, kad nėra sveika kvėpėti dūmais, kuriuos sukelia 5000 tonų degančių šaudmenų.
Be to, Aleksandras Drozdenco teigia tik tiek, kad Ukrainos ataka padarė nereikšmingą žalą kai kuriems pastatams ir sukėlė gaisrą nenustatytoje karinėme objekte. Mums nereikia, kad Aleksandras Drozdenco mums tai pasakytų. Palidovinės nuotraukos viską parodo. Tai buvo galinga ataka prieš Sankt Peterburgą, kurią Rusija vadina precedento neturinčia, bandydama parodyti Ukrainą kaip blogiuką už tai, kad šis sunaikino karinį objektą Rusijos teritorijoje. Defense Block pridūrė, kad gaisro mastas buvo toks didelis, jog Bolšaja Ižoros valdžia buvo priversta evakuoti apie 600 gyventojų iš jų namų, o gelbėjimo tarnybos kovojo, kad suvaldytų gaisrą. Tačiau šioms tarnyboms nepavyko sustabdyti sprogimų. Rusijos žlugimą nulėmė antriniai sprogimai. Vien dronai gali padaryti žalos, tačiau nieko panašaus nebūtume matę, jei dronai nebūtų taikėsi į 5000 tonų amunicijos. Ukrainos dronų kovinės galvutės tapo kibirkštimi, likusią dalį padarė pačios Rusijos amunicija. Antriniai sprogimai sukėlė gaisrus, paskleidė metalo nuolaužas ir sukėlė sprogimo smūgio bangą, kuri lėmė dar daugiau sprogimų. Susidariusio gaisro nebūtų buvę įmanoma gesinti, kol nesibaigė antriniai sprogimai. Viskas, ką Rusija galėjo padaryti, buvo stebėti, laukti ir tikėtis, kad jos pačios amunicija nustos sproginėti kuo greičiau. Taigi Rusija pati savo prisidarė problemų, laikydama 5000 tonų amunicijos vienoje vietoje. Bet tai dar ne viskas. Jau anksčiau sakėme, kad Rusija yra tiek pat kalta, kad leido šiai atakai įvykti, kiek ir Ukraina, kuri ją suorganizavo ir įvykdė. Štai ką turėjome omenyje. Rusija visiškai nesugebėjo apsaugoti amunicijos, kurią sunaikino Ukraina. Tie požeminiai sandėliai, kuriuos minėjome, buvo nenaudojami. Taikinys, kuriam būtų prireikę bunkerinių bombų, jei Rusija būtų protingai saugojusi savo atsargas, buvo paliktas atvirame lauke, tarsi kviečiant Ukrainos dronus atvykti ir pasisveikinti. Palydoviniai vaizdai taip pat rodo, kad Rusija nesiėmė būtinų priemonių apsaugoti savo 15-ąjį arsenalą po to, kai nusprendė amuniciją laikyti virš žemės. Aplink ne vieną pastatą arsenale nebuvo apsauginių žemės pylimų. Šie pylimai galėjo sustabdyti Ukrainos dronus. Net jei ir nebūtų galėję, jų pagrindinė paskirtis yra atskirti sandėliavimo patalpas. Jei būtų buvę žemės pylimai, siautėjanti liepsna apėmusi 15-ąjį arsenalą ir aplinkinius laukus, galbūt nebūtų taip plačiai išplitusi. Rusijos nekompetencija savo teritorijoje? Net nesinori apie tai pagalvoti. Čia matome, kaip Rusija veikia remdamasi prielaidomis, o ne realybę. Dar 2022 metais, kai Vladimiras Putinas pradėjo savo invaziją, tokių elementarių apsaugos priemonių nebūtų prireikę. Bazė, į kurią smogė Ukraina, buvo už 1000 kilometrų. Ukraina neturėjo jokių ginklų galinčių pasiekti tokį atstumą. Tačiau per daugiau nei 4 karo metus daug kas pasikeitė. Ukrainos ilgojo nuotolio dronai dabar skrenda toliau ir smogia giliau nei bet kada anksčiau. Ir vis dėlto Rusija vis dar manė, kad jos sovietmečio bazė be jokios pagrindinės apsaugos yra saugi. Vien atstumas padarytų 15-ąjį arsenalą nepasiekimą Ukrainos smūgį. Atstumo nepakako. Ukraina ką tik tai įrodė. Ir kaip dažnai būna, Ukraina per naktinę reidą taikėsi ne tik į vieną objektą Rusijoje. 15-asis arsenalas gal ir patraukė daugiausia dėmesio, bet birželio 6-ąją liepsnojo ir daugybė kitų taikinių. Petrogofo naftos saugykla Leningrado srities Lomonozovo gyvenvietėje buvo viena iš jų, praneša RBC Ukraine. Sprogimas ir gaisras buvo užfiksuoti objekte, kai degė 15-asis arsenalas. Ukraina taip pat pataikė tiesiogiai į Nester naftos terminalą, kuris yra tame pačiame mieste, ir sunaikino Rusijos dronų centrus Zaporižės ir Donecko srityse, logistikos sandėlį Luhanske bei Rusijos karių naudojimą vadovavimo ir stebėjimo postą Belgorode. Tai buvo šokas ir siaubas iš Ukrainos pusės ir yra tam tikra poetinis teisingumas tame, ką Ukraina ką tik padarė Rusijai. Ukraina neatsitiktinai pasirinko smogti Sankt Peterburgui. Ji tai daro turėdama aiškų tikslą. Birželio 3 dieną Ukraina pasiuntė dronų bangą į Putino gimtąjį miestą, išvakarėse prieš Sankt Peterburgo tarptautinį ekonomikos forumą. Dažnai vadinamas Rusijos Davosu, šis renginys suteikia Putinui galimybę priimti delegatus ir verslo lyderius, leidžiant jam sukurti iliuziją, kad Rusija nėra visiška ekonominė netvarka. Ukraina pamatė galimybę. Ji pažymėjo Rusijos Davoso atidarimą dronų smūgiais, kurie aptemdė Sankt Peterburgo dangų, kai buvo smogta energetikos ir kariniams objektams, užtikrindama, kad visi miesto svečiai kalbės tik apie tai, kaip Ukrainos dronai atlieka savo darbą. O birželio 6-ąją Ukraina Putino ekonominę konferenciją įrėmino antrą smūgių bangą, šį kartą sukeldama tokį didžiulį gaisrą, kad jį buvo galima matyti iš kosmoso. Putinas laiką tarp šių smūgių išnaudojo teigdamas, kad nėra prasmės bandyti derėtis dėl taikos su Ukraina. Rusijos vadovas pasirinko karą. Ukraina tinkamai atsakė, paruošdama sprogstamą kiaušinį ir svestelėdama jį tiesiai Putinui į veidą. Nors Putino pažeminimas tarptautinėje arenoje, kurią jis pats susikūrė Rusijoje, yra vertingas, birželio 6-oji neapsiribojo vien smūgiais į Sankt Peterburgą ir Leningradą. Šis drono smūgis iš tikrųjų reiškia, kad Ukraina atidaro naują frontą kare su Rusija. Tai frontas, kurio Putinas niekada nesitikėjo, kad bus atidarytas, ir jis pakeis viską šiame kare.
Bet prieš pereinant prie to, kodėl, primenu, kad žiūrite karinę laidą. Jei jums patinka šis vaizdo įrašas, paspauskite prenumeruoti, kad galėtumėte pamatyti, ką paruošėme toliau. Taigi, Ukrainos birželio 6-osios smūgis nebuvo skirtas tik Sankt Peterburgui. Kalba ėjo apie Baltijos regioną. Būtent tokį naują frontą Ukraina atvėrė. Mes jau kalbėjome apie tai anksčiau, kai atskleidėme, kad 15-asis arsenalas tarnavo Rusijos Baltijos laivynui. Defense Blog atskleidžia, kokia gili yra ta parama, pažymėdamas, kad arsenale yra ne tik artilerijos sviedinių. Tai taip pat yra objektas, kurį Rusija naudoja raketų sistemoms ir torpedomis, kurias naudoja Baltijos laivynas – sandėliuoti, remontuoti, prižiūrėti ir utilizuoti. Taigi tai, ką matome čia, nėra atsitiktinis smūgis. Tai yra nuoseklios Ukrainos kampanijos dalis, siekiant susilpninti Rusijos buvimą Baltijos regione. Prisiminite tuos birželio 3-osios smūgius, kuriuos ką tik paminėjome. Vienas iš taikinių, kuriuos tą dieną smogė Ukraina, buvo Kronštato karinė jūrų bazė ir buvo tiesiogiai pataikyta į 20 380 projekto korvetą pavadintą Boiki, kuri priklauso Rusijos Baltijos laivynai. Po 3 dienų Ukraina surengė smūgį prieš amunicijos sandėlį, kuris aptarnauja laivyną. Pažeminimas yra malonus šalutinis poveikis. Iš tikrųjų, Ukraina čia pradeda kampaniją, kurios tikslas – padaryti Rusiją bejėgę Baltijos regione. Atsivėrė visiškai naujas frontas už 100 km nuo Ukrainos ir regione, kurio Putinas niekada nemanė, kad jam teks ginti. Viso to pasekmės yra milžiniškos. Ukrainos dronai pasiuntė Kremliui sprogstamą žinią, kad Baltijos regione niekas, kas rusiška, nebėra saugu. Nebėra jokio saugaus uosto. Vietoj to, Ukraina plečia nepaprastą jūrų kampaniją, kuri prasidėjo Juodojoje jūroje ir dabar gerokai peržengė jos sienas. Tai kampanija, kurioje nedalyvauja karo laivai. Ukraina jų neturi, arba bent jau neturi ne vieno, kurį būtų verta paminėti. Ukraina naudoja mirtiną asimetrinę strategiją, pasteldama oro ir jūrų dronus bei retkarčiais raketas, kad Rusijos jūrų galia kare, kurį pradėjo Putinas, taptų nereikšminga. Kaip į visą tai iki šiol reagavo Rusija? Džen kai kurių Baltijos laivyno karo laivų užmetė kelis tinklus nuo dronų ir tuo viską užbaigė. Tai geriausiu atveju simbolinė pastanga, nes tokie tinklai galbūt gali sustabdyti mažus FPV dronus, bet jie visiškai bejėgiai prieš sunkesnius ir galingesnius tolimojo smūgio dronus, kuriuos Ukraina dabar leidžia Rusijos Baltijos infrastruktūros link. Dabar Baltijos laivynas atsidūrė pavojuje. Smūgiai į Rusijos uostus ir korvetes sukuria remonto naštą, kurios Rusija nepajėgi įveikti. Sprogstantis amunicijos sandėliai palieka Rusijos karo laivus be nieko, kuo jie galėtų kelti grėsmę Baltijos jūroje. Jei tiesa, kad raketos ir torpedos sudegė kartu su artilerija 15-ame arsenale, tuomet Rusija ką tik prarado sudėtingas ginkluotės sistemas, kurias vis sunkiau pakeisti, nes tiekimo grandinės ir 26 655 sankcijų našta vis labiau spaudžia. Baltijos laivynas yra vienas svarbiausių Rusijos karinio jūrų laivyno pajėgumų, ne tik dėl keliamos grėsmės, bet ir dėl už jos slypinčios istorijos. Rusija išlaiko savo karinio jūrų laivyno pajėgas Baltijos jūroje. Per šį laivyną nuo 1703 metų 10 laivų priklausančių šiam laivynui apima ir sovietmečio eskadrinius minininkus ir modernesnes korvetes. Šis laivynas skirtas galios demonstravimui. Jis turi leisti Rusijai gąsdinti Baltijos valstybės, Suomiją, Švediją ir visą NATO. Tačiau Ukraina išjuokė visą tai, atidarydama Baltijos frontą be NATO įsitraukimo. Rusijos Baltijos laivynas negali daug pakenkti Ukrainai, išskyrus retkarčiais išsiunčiamus laivus paleisti raketų ir dronų. Tačiau taip elgdamasi, Rusija paverčia šios karo laivus taikiniais, kaip jis skaudžiai įsitikino Juodojoje jūroje. Ukraina nėra paskelbusi savo tikslo, nors jis atrodo aiškus. Jis siekia derusifikuoti Baltijos regioną. Toks didžiulis gaisras, kurį galima pamatyti iš kosmoso, yra gana aiškus ketinimų signalas. Tačiau Ukraina yra pakankamai protinga, kad suprastų, kad Rusijos galia Baltijos regione kyla ne tik iš karo laivų flotilės. Rusija taip pat turi uostų Baltijos jūroje, o tie uostai yra labai svarbus užtikrinant, kad rusiškos naftos eksportas galėtų pasiekti kitas šalis ir tai Putino karo iždui atneštų milijardus dolerių. Todėl Ukraina taikosi ir į tuos uostus. Visą kovą Ukrainos dronai raketos nekartą smogė į Baltijos uostus – Primorską ir Oslugą. Abu tai pagrindiniai Rusijos terminalai, kurie kartu sudaro apie 40% Rusijos naftos eksporto kasmet. Naftos saugojimo talpyklos buvo sunaikintos, o abu uostai turėjo kelioms dienoms sustabdyti veiklą, kad suremontuotų Ukrainos padarytą žalą. Kovo mėnesį atrodė, kad Ukraina atakuoja Rusijos Baltijos uostus, siekdama užkirsti kelią Putinui pasinaudoti didžiuliu naftos kainų šuoliu, kuris kilo dėl operacijos Epinis įniršis ir Ormūzo sąsiaurio uždarimo Persijos įlankos regione. Tačiau dabar šios atakos atrodo labiau kaip daug platesnės kampanijos pradžia, kurie apims visą Rusijos turtą Baltijos regione. Baltijos regione Ukrainos dronams dabar atviri visi taikiniai. Milžiniškas šaudmenų grandininis sprogimas 15-ame arsenale greičiausiai yra naujausias iš daugybės smūgių į gilumą, kurie karą, kurį pradėjo Putinas, sugrąžina tiesiai į jo gimtąjį miestą. Putinui visai aiškiau darosi, kad Rusija nebegali susidoroti su Ukrainos tolimaisiais smūgiais.
Dronai, skrendantys 1000 km ir iš tikrųjų pataikantys į savo taikinius, niekada neturėjo taip nutikti. Tačiau taip yra. Ir tai yra Ukrainos pastangų, laiko, energijos ir pinigų investavimo į būtent tokių ginklų kūrimo rezultatas, kad Rusija pajustų karo, kurį pradėjo Putinas, skausmą. Ukrainos tolimojo nuotolio strategija pasikeitė. Tai, kas anksčiau buvo pavieniai smūgiai, tapo nuolatinė kampanija, kai Ukraina ištisus mėnesius iš eilės nuolat atakuoja ištisus miestus. Dabar tai matome Sankt Peterburge ir platesnėme Leningrado regione. Pastaraisiais mėnesiais Ukraina paliko milžiniškas liepsnojančias žymes naftos perdirbimo gamyklose, uostuose ir amunicijos sandėliuose. Ukrainos didesnis tikslas yra susilpninti Rusijos ekonomiką ir iš vidaus paralyžiuoti Putino karo mašiną. Tai veikia. Rusijos pavasario puolimas žlugo ir tai Putino kainavo daugiau nei 30 000 karių per mėnesį už labai menką teritorinį laimėjimą. Tai nėra sutapimas. Tai yra tiesioginis tokių smūgių, kokius matėme birželio 6 rezultatas. Ir yra du dalykai, kurie šią jau ir taip blogą situaciją paverčia košmaru Putinui. Rusija negali sustabdyti to, ką daro Ukraina, ir dar daugiau laukia. Ilgą laiką buvęs Rusijos stiprybės šaltinis, pats šalies dydis tapo didžiausia jo silpnybė. Milžiniška žemės teritorija, kuri sustabdė tiek daug sausumos armijų, nieko negali padaryti, kad sutrukdytų Ukrainos dronams ir raketoms pasiekti savo taikinius. Vietoj to Rusija mato, kad jos oro gynyba vis labiau ištempiama ir nepajėgi sustabdyti Ukrainos atakų. Vėlgi, tai matėme birželio 6-ąją, 8 iš 40 dronų visiškai pakako sunaikinti Rusijos 15-ąjį arsenalą. Net kai Rusijos oro gynyba pataiko į taikinius, to nepakanka sustabdyti bepiločių orlaivių spiečius įskrendančius į jos teritoriją. Tikslų smūgiai pakeitė sausumos invaziją. Rusija neturi atsakymų. Kalbant apie tai, kas laukia, turime nedidelę užuominą iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Gegužės viduryje Zelenskis atskleidė, kad jis patvirtino visą Ukrainos giluminių smūgių prieš Rusiją planą birželiui. Nieko nėra atsitiktinio. Viskas yra apgalvota ir paruošta iki beprotybės lygio. Todėl Ukrainos smūgiai yra veiksmingi ir būtent dėl to Putinas kiekvieną naktį, slėpdamasi savo bunkeryje, bus apimtas siaubo. Ukraina per mažiau nei savaitę sunaikino kai kuriuos svarbiausius Sankt Peterburgo karinio jūrų laivyno pajėgumus. Planuojamas visas mėnuo tolimųjų atakų, o Rusija gali tik spėlioti, ką Ukraina smogs toliau. Visa Rusijos pozicija Baltijos regione yra pavojuje ir tarsi Putino padėtis negalėtų būti dar blogesnė, jam rūpintis reikia ne tik Ukraina. NATO stiprina savo buvimą Baltijos regione, kad atsvertų Rusiją. Rytinis pasienis virsta įtvirtinta mirties zona bet kokioms Rusijos sausumos pajėgoms. Ir tai tik pradžia. Įdiegiamos naujos vadovavimo struktūros, nes NATO rytinį sparną vertina rimčiau nei bet kada anksčiau. Sužinokite daugiau, žiūrėdami mūsų vaizdo įrašą. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, paspauskite prenumeruoti, kad nepraleistumėte kito The Military Show įrašo. Ir kaip visada, ačiū, kad žiūrėjote.